Atsigerkim pirmiausia. Pradėkim nuo gero gurkšnio. O man patinka pavadinimas, kad ne kombučia, o ombučia. Natūraliai fermentuota. Kokia šiandien mes tema? Tema pasiūlė Marija mums pasikalbėti. Aš tai gersiu putinų. Tema yra reputacija ir tarp kitko labai įdomi tema. O kodėl jinai tau iš vis kilo? Todėl, kad aš iš tikrųjų nuo pat visiškai tokio mažumo buvau auklėjama, kad nieko nėra gyvenime svarbiau ir brangiau už reputaciją. Man toks, aš nesupratau, kas tas terminas apskritai yra. Dabar man aišku, kaip tu tokia rimta užaugai. Taip, labai teisingai. Aš dabar prisipažinimas, kiek jau mes laiko bendraujam, aš kartais jaučiuosi jaunesnė. Ne, bet čia ne, brandesnė. Aš kartais jaučiuosi, kad tu brandesnė. Bet ne, bet čia kas yra, čia yra atsakomybės klausimas. Į tą reputaciją yra labai daug dalykų. Ta prasme, kaip aš sakau, irgi iš mano profesinės pusės, pagrindinis dalykas. Įvaizdį sukurti yra klausimas, galima labai greitai, reikia, kaip sakant, pinigų ir profesionalios komandos. O reputaciją sukurti reikia laiko ir patvirtinti daugybę kartų tą sukurtą įvaizdį, įrodyti, kad jis yra tiesa. Tai man atrodo, kad labai svarbi šita tema, dėl to, kad pakalbėti apie tai ir kaip galima susigadinti tą reputaciją. Per 5 minutės. Ir mažiau. Tai kas ta reputacija iš viso yra, jeigu ją galima per 5 minutės sugadinti, ką tada aš sugadinu? Tipo, sakai, tiek laiko aš turiu ją pasitvirtinti, užsitarnauti, už kažką padaryti, daryti kažkokį veiksmą, kažką veikti. Ir paskui per 5 minutės ją gali nulaužti. Bet tai ką aš darau? Aš tada darau viską su čiurikais, siekdama kažkokio savo čiurikinio tokio tikslo, esu netikra, už kažkokią reputaciją kažką ir staiga, pasidarau per 5 minutės tokia, kokia esu iš tikrųjų ir tada tą reputaciją sulaužu. Bet tu teisi. Dėl to, kad dabar reputacija ne, bet nepaverskime reputacijos kaukę. Ta reputacija, kur tu sakai, kad reikia užsitarnauti, bendrai taip, aš ką tik paneigiau savo gyvenimą. Ne, aš ką tik pasakiau, kad reputaciją gali per 5 minutės susimauti ir dabar prisiminiau tą savo tikrai nelemtą postą, tą savo situaciją, kai aš labai, nežinau, ar tu žinai, Marija, aš labai piktai apdrėbiau savo buvusį vyrą, žinai, viešoje erdvėje. Man tik draugai pasakojo, aš pati tai nemačiau. Nežinau, kaip buvo galima išvengti tos informacijos, bet... Tai va, ir man tada atrodė... Be abejo. Nu, aš prašiau ten labai piktai, iš tikrųjų, pykčio priepuolyje. Ir man atrodė, kad aš reputaciją susigadinau negrįžtamai. Ir visai taip neatsitiko. Todėl, kad, taip, man ir dvasininkas pasakė. Iš kur tu žinai, kad nesusigadinai? O žinau, todėl, kad jau praėjo daug laiko ir aš sutinku žmonės, aš būnu renginiuose, aš pristatinėju ten, tarkim, žurnalą, kuriame dirbu. Jo, ir kai prieina tikrai intelektualūs žmonės ir sako, nesvarbu, kas ten buvo. Vis tiek, per visą gyvenimą, ką darėt, vieni sako, tiesiog stiprybės, kas ten tau bebuvo, kokia duobė, krizė, nuopolis, dugnas, pykčio priepuolis, tu, sako, būk laiminga, toliau daryk, ką darai, tai gerai darai. Kelių žmonių patvirtinimo, kad tu jau žinai, kad nesusigadinai. Visų pirma, ne kelių, o čia kalba apie kelius šimtus, o visų antra, pojūtis visuomeniai. Buvo, kur viena draugė manęs paklausė, sako, po to, sako, tau negėda į gatvę eiti, po to, netgi taip galvojo, kad man yra blogai. Bet buvo, kurie ir taip galvojo, kad aš taip reputaciją susiškau. Bet dabar tu tik pati patvirtinai faktą, kad kad paslydimas momentinis, jisai nesugadina visos reputacijos. Tai tu nebuvai, tavo ta gera reputacija nebuvo kaukė, kaip mes čia buvom trumpam kažkaip sugalvoję. Tavo ta gera reputacija, kurią tu turėjai per ilgą laiką, jinai tave dengia tavo vieno momentinio suklydimo, dėl to, kad tu atsiprašai. Atsiprašau, aš tada stoju kaip advokatė Astos ir sakau, nieko jinai nesuklydau. Aš tiesiog buvau kaip tokia. Bet tiesiog atsiprašai. Aš Marija atsiprašiau, todėl, kad to pirmiausia paprašė mano vienas sūnų. Ir tikrai, tam pykčio priepuolį aš apie vaikus nepagalvojau. Tai va, tai aš atsiprašiau ir kai aš buvau asmeniškai susitikusi su ex, aš atsiprašiau ne už žodžius dėja, aš atsiprašiau už tai, kad padariau tai viešai. Bet kaip? Ai, ką jisai sakė, ta prasme, kad neatleidžiu ir viskas, kad neatleidžiu ir jisai turi tam teisę. Aš irgi nežinau, kaip man būtų pikta ir skaudu, jeigu man taip pavarytų, žinai. Bet tai va, bet grįžtant prie reputacijos. Bet aš labai atsiprašau, ar dar noriu paadvokatauti. Ačiū. Taip, kalbės. Pažiūrėkit, iš esmės, aš kai išgirdau tą istoriją, aš tikrai
aš šiaip neskaitau jokių portalų, jokių ten tų. Daugiausia, ką aš darau, tik tai Instagram'e pasižiūriu, kažkas parašė, kažkam atrašau. Ir dar mes tada nebuvom Facebook'e draugės, dėl to tu nematei. Ir kartais mes kažką nusifilmuojam, iš turinio, ką aš dirbu, ką aš darau, įsikeliu. Tai tiek aš žinau. Visą kitą informaciją aš susižinau iš savo pažįstamų ir šiuo atveju aš išgirstu žinią, kad Asta įkėlė tokią. Visi turi savo nuomonę, nuomonytę, ta prasme, kaip tai yra baisu, kaip tai yra šlikštu, kaip galima šitaip stumti, kokia jinai pati ten, Niekas tavęs nežino, iš esmės nepažįsta, nežino situacijos, nežino, kaip ten kas viskas buvo. Visi jaučiasi tokie šventuoliai, kad įsivaizduoja, kad patys niekada nepyksta, niekada nesikeikia. Jeigu viešai ir neįsikeikia, tai jie su čiūrikais tais gyvena, viduj savy apšnekėdami tave, tuo metu tą patį daro, tą, ką tu padarei, jie tą patį daro ant tavęs lodami, ir šlikščiai žodžiais kalbėdami apie ją. Ne, tai ta prasme be abejo. Ir tada visi profesoriai, visi išmanėliai ir kokie, žinai, tyrėjai, genijai, o staiga vienas žmogus, kuris tiesiog pasielgia absoliučiai taip, kaip elgiasi kiekvienas žmogus kiekvieną dieną, ant savo loko vyro, kur sako, tu debilas, žinai ką, eik ten plauk grindis, kokią bobelą grįžus iš darbo, supranti, kuri uždirba pinigus, ar ten belė kokią situaciją buitinę paėmus, jinai tą daro, jinai tada perskaito, sako, Jėzau, pažiūrėk, ane, daro tą patį, ką aš darau. Na taip, bet net vis tiek yra... Ir tada, žiūrėk, yra žinomi žmonės, yra, pavyzdžiui, klausimas... Kas iš to žinomas ir nežinomas žmogus yra žmogus? Kito žmogaus irgi, pavyzdžiui, įvaizdį, visuomenį, reputaciją, tą pačią vadinamą, jeigu mes naudojam tą terminą visą laiką. Tarkim, yra tokie klausimai. Tai kas tada? Reputacija yra tada, žodžiu, jeigu tu esi viešas, tu turi būti visą laiką toksai, žinai, nekakoju, nesisioju. Na, bet ir tada tavo reputacija yra wow, žinai, tipo fantastika. Gerai, aš tada kitaip suformuluosiu, pavyzdžiui, man labai įdomu, kokios reputacijos, nes jeigu tu kalbė apie reputaciją ir aš kalbu apie reputaciją ir Asta kalba, mes tą reputaciją labai skirtingai suprantam. Ir gerai yra. Žiūrėk, kokios tu reputacijos siekia? Aš tai neįsiekiu, Ne, tu sakei. Aš siekiu, bet aš galvoju, kad reputacija yra, kokios tu reputacijos sieki, priklauso nuo labai daug skirtingų tavo gyvenimo faktorių. Vienas dalykas tai yra tavo šeimos, tarkim, istorija, tavo šeimos statusas arba ten dar kas nors. Tai čia galbūt toksai startinis, iš kur tu ateini iš viso pirmas. Tada antras yra tai, tarkim, kokią tu profesinį kelią esi pasirinkęs. Na tikrai, tarkim, pavyzdžiui, aš nuoširdžiai, aš kaip žmogus galima su manim sutikti, nesutikti, bet aš, tarkim, galvoju, kad viešojoje erdvėje, pavyzdžiui, žmogus, tarkim, daktaras, dėstytojas, ten, tarkim, dar kažkas, jisai turi tam tikrą tokį profesinį svorį, kuris tau, neleidžia tam tikrų dalykų daryti. Nežinau, nuogai lakstyti po senamiestį, nors tu, tarkim, užsiėmė kažkokią dalyką. Bet nusirengti iki pusės gali. Ne, bet čia žiūrėkit kokia nesąmonė. O Dieve. Iki pusės. Taigi mes ir nesiūlom niekam. Jisai gali nusirengti iki pusės ir visas, ir lakstyti nuogas, bet tiesiog jis turės kažkokį sutrikimą, dėl ko jisai tai daro. Kodėl? Gal tiesiog laisvės poreikės jie važiuoti. Bet jeigu sutrikimas norėti būti laisvas. Jeigu jis yra mokslų daktaras, jis yra ten kažkoks nuostabus profas, jisai bus lygiai taip pat kaip selas huliganas, supranti, kuris daro belę ką, bet jo visi klausos ir visiems jisai patinka. Istorija iš mano pačios gyvenimo apie nuogumą ir laisvės poreikį. Aš iš tikrųjų buvau nudistų paplūdimy. Ir tai buvo mano pirmas kartas nudistų paplūdimy Lietuvoje. Ir, žodžiu, aš pasidariau visiškai nekaltą storį, kuriame aš, teigiu, jog esu nudistų paplūdimy, bet matosi tik mano kaklo dalis. Ir ta prasme, ir aš, iš tikrųjų dalinausi įspūdžiais, kiek man atrodo nuostabu matyti tos žmonės tokiai laisviai. Bet tu iš tikrųjų buvai nogais papilčiais. Aš buvau visiškai nuoga, nes aš buvau Aš irgi. Ir pati save nustebinau čia prieš porą metų. Kaip smagu Lietuvoje visiškai visi žmonės. Bet ten aš Lietuvoje. Išprotėjusios. Ir man nesukau savo. Ne, bet taip, aš esu tam skirtoj erdvėjai. Aš esu nudistų paplūdimy, toks tikslas tos erdvės. Tenai žmonės eidami žinau. Tai viskas gerai, aš žinau. Bet man atrodo fantastika, nes ten yra 3 kartos, pavyzdžiui, sėdi kartu anūkai, vaikai ir seneliai. Ir išsikloja savo organinės medžiagas. Išsikloja. Aš žinok, taip pat kaip tu mąsčiau.
Bet taip ir buvo. Ne, bet aš nemąstau, aš tiesiog komentuoju, kas... Man istorija tokia, kad aš pasidariau tą istoriją ir aš toliau leidžiu tą dievą tam paplūdimy, iki tol, kol man skambina, žodžiu, iš šeimos rato žmogus ir sako, Marija, kas atsitiko, kodėl mano kolegos teigia, kad tu esi su paplūdimy? Kol aš vis dar ten buvau, išėjo straipsnis apie tai, kad aš esu tam paplūdimy, po mano to istoriją į spaudą, aš vis dar buvau. O tu esi pasirašius savo profilyje Instagram'u, kad be tavo žinios... Čia buvo prieš 5 metus šitą istoriją, dar nebuvo iš viso tokių, kaip sakant, įgūdžių. Nes spaudai, ne portalas. Taip, tai ta prasme. Ir aš tiesą pasakius, nemačiau nieko tame ypatingai blogo, aš nuėjau tam tikri specialiai... Kas atsitiko, tavo reputacija sužlugo? Ne, tai absoliučiai nieko, bet aš tiesiog sakau, kad kaip žmonės iš karto reaguoja, aš nieko blogo nepadariau, nes aš kaip ir teigiau, ne miestą lakščiau, o buvau tam skirtoje vietoje. Tai iš nieko, kaip sakant, neįžydžiu. Tai, jiems labai aktualu yra tai. Ir tuo labiau nesukeliu pavojaus kitiems žmonėms ir taip toliau. Pavyzdžiui, yra tokių dalykų, kur tikrai man kelia didelį įspūdį, kad Lietuvoje labai dažnai yra, tarkim, pavyzdžiui, vairavimas neblaiviam. Ir yra labai daug žymių ir garsių žmonių, kurie nuolat pakliūna į šitą situaciją. Gerai, ne nuolat pakliūva, bet karts nuo karto pakliūva, manau, procentaliai, tiek pat procentų, kiek yra žymių žmonių, tiek procentų ir jų pakliūva. Aš nesakau, kad žymus yra labiau kalti, aš tiesiog sakau, kad ar tai, pavyzdžiui, yra jau reputacijos klausimas ar ne, man atrodo. Gerai, Edita, tikiuosi nesupyks, Edita Mildažytė, ar ne, pakliuvo neblaiva prie vairo. Ir mano galva, kiek aš stebiu, nes labai už ją sargau, kad tik viskas būtų gerai, po to, ta prasme, kad jinai neužsigraužtų, o atsitiestų, tai mano galva jos reputacija nepakenkia. Na, man atrodo, aš nesveikinu. Tai pradėkime nuo to, kad ji buvo išgerusi. Bet kaip yra su ta reputacija? Kadangi jos reputacija profesionalės buvo labai labai stipri ir kaip labai jautraus žmogaus stipri, tai po to man gražu stebėti, kaip ji, man atrodo, atsiprašė, ar ne? Ir toliau daro savo darbą, nes aš tada galvodavau, Edita, ką tu dabar darysi? Aš taip užsikaščiau lapais, nebeičiau į eterį, man taip atrodė, ar ne? Ir kaip man buvo stipru žiūrėti ją stiprią. Bet kai tu žiūrėk tą parašiai, kiek truko, pavyzdžiui, ta didžioji tokia parkė, kur, apie mėnesį begaliniai didelė buvo pagirios. Labai stiprios buvo moralinės pagirios apie mėnesį, man prireikė ir psichologo, ir vizitus tęsiu iki šiol, nes paaiškėjo per tą piktą postą, kad aš dar neišgijusi esu. Ir man prireikė dvasininko pokalbio, kas labiausiai padėjo, labai padėjo. Tiesiog taip, jūs pripažino, kad aš savęs nepapuošiau, taip mes ir nusprendėm, bet atsitiesti ir eiti tolyn ir gyventi ir galvoti. Kas buvo sunku, pavyzdžiui, išeiti iš namų, ar tu kažkur laiką buvai užsidaręs? Ne, visai nebuvo, aš jau kitai nuėjau iš namų. Bet jau tai, kad, pavyzdžiui, po to kažkaip atpažįstat, taip, žinai, pastebi tave būtent tam toj spalvoje. Ne, nebuvo jokio tokio iš visuomenės. Prieš save buvo labai neskanu, tada jau pradėjau galvoti, kaip tas kitas žmogus, kaip jo reputacija, o labiausiai kaip mano vaikai ir kaip jo mama. Man tai buvo labiausiai rūpėjo, nes tai mano mylimi žmonės. Tai tas iš tikrųjų buvo labai moraliai labai. Ir iki šiol man dar kartais, kai prisimenu, kad galėčiau atsukti laiką, tai yra dalykų, kuriuos aš pakeiščiau. Tai visą tai rezimuojant, čia gal ne apie reputaciją kalbam, bet apie tą pykčio priepolį, tai čia ir vėl kaip niekada nereikia vaidinti, kad esate tobula pora, o po to, kad labai taikiai skiriatės. Nes po to tas vis tiek mešlelis kaip kalė, tai kaip bomba. Bet šitais atvejais, pavyzdžiui, kodėl, tarkim, ir tau pavyksta atsitiesti, todėl kad esminis momentas yra tų, tarkim, reputacijos tokių duobių, žinai, yra tai, kaip tu pats žmogus reaguoji į tą situaciją. Pavyzdžiui, neneigti, tarkim, tai tikrai, atsiprašymas, nuoširdumas, pripažinimas, pavyzdžiui, kad pačiam buvo sunku, ta prasme. Tai čia yra ir tada visa aplinka, jinai bendražmogiškai, ta prasme, klysta ir absoliučiai normalu, visi klysta. Tai ta prasme, tai čia nėra šventų. Kaip elgiesi po to? Tai va čia ir grįžtant apie reputaciją, kaip ir sakai, žvaigždės išgėrė prie vairo. Tai kaip elgiesi po to? Ar sako, ką noriu, tą darau, ar sako, atsiprašau ir netgi matai, kad žmogus susimastė asmeniškai, kad turi problemų, galbūt kalbant apie kai kurios atvejus, žinau, kad po to žmonės susimastė, kad palauk, turiu problemų su alkoholigos išgėręs vairuotojas.
įsivaizduoju, ar ne? Būtent ir mes tas pat pavyzdžiui dalykas, pakliuvo už vairo, nepakliuvo, tarsi buvo už vairo išgėrus. Tai čia, žinai, kad pakliuvo, tai čia jau tik tai yra, žinai, rezultatas. Bet tu turi nebūti, ta prasme, niekada. Taip. Ir tai čia, pavyzdžiui, aš dabar galvoju, būna visokiausių interviu ir klausinėja manęs. Ir, pavyzdžiui, prieš kokį interviu, ar nori, kad atsiųsčiau klausimus? Sakau, ne, nereikia, nes man tada pusė įdomumo eiti į tą interviu yra. Nes man kaip tik įdomu, ką tu nori manęs paklausti, kad tai būtų, ką aš galiu pasiruošti. Aš viską žinau apie save. Apie save aš viską žinau. Man nėra pasiruošimo. Aš tai mielai. Bet tu nebijai, tarkim, aš labai stengiuosi raštu atsakinėti interviu, nes esu pati pakliūsi ne kartą į tokią situaciją. Ne, aš turiu omeny, kai eina kalbinti kažkokio laidoj, gyvai. Gyvai. Ir jeigu klausimas yra, kokie klausimai, pavyzdžiui, galėtų būti tabu, tai vat pokalbio metu tas ir išryškėja. Ta prasme, kiek aš tuo metu, tuo gyvenimo periodu noriu kalbėti apie kažkokią temą, arba aš nenoriu kalbėti apie kažkokią temą. Bet tai ir pasakai nenoriu apie tai kalbėti. Būtent dėl to ir nėra baimės eiti ir būti, jau žinoti klausimus, kad bus tik tai tie ir ne, bus kitie ir ten ta. Ir kitas dalykas, aš visų pirma, aš neinu duoti viešai kažkokį interviu gyvai, kai aš neturiu ką pasakyti, arba esu išsekusi ir nesu prikaupus kažkokios energijos, kažkokios žinutės paskleisti, ką aš noriu pasakyti. Tai nes kiekvienas interviu aš įsivaizduoju, yra davimo momentas. Šibo, ką tu sakai, aš tai mielai, jeigu man atsiunčia prieš tai klausimus, aš mielai jos peržiūriu, ne todėl, kad kaip bijočiau gauti nepatogių klausimų, ar turėčiau tabu, nes aš laisvas žmogus, aš galiu neatsakinėti. Aišku. Bet todėl, kad kai kuriais klausimais galbūt mintyse pagalvočiau, ką noriu pasakyti. Nes kartais apsnūdus būni per tą filmavimą ar ten išsiblaškęs. Ir po to išeini galvoju, bet aš taip įdomiai galėjau į tą klausimą atsakyti. Naudingai, prasmingai. Šansas. Marija, kadangi čia tavo kaip ir tema pasiūlyta, o kas yra nepriekaištingos reputacijos žmogus? Mano tema pasiūlyta, bet pati sėdžiu su leopardinė suknelė, kuri, ta prasme, gadina savo reputaciją. Gali ir kelt klausimų, žinai. Raudonas lūpdažis ir aukštakulniai, tai ko trūksta, kad taptų jau reputacija. Aš lūpų net nepasidažius pradėjau. Bet šiaip turi pasijėmus šiandien. Tegul bus gerai. Užsidėjai šiandien lūpas. Gerai. Tai ko nedaro nepriekaištingos reputacijos žmogus, arba kas tai yra nepriekaištinga reputacija? Nuoseklumas visų pirma, tai ta prasme nepriekaištinga reputacija tai yra patikimumas. Patikimumas plačiaja prasme. Tu kaip žmogus patikimas, tu kaip savo profesijos atstovas esi patikimas. Ir tai yra didžiulė prekė valiuta, ta prasme, tavo kaina net profesiniam lygmenį kyla nuo tavo būtent patikimumo ir reputacijų. Po to pasisakysiu. Būtinai. Turėjau piniginę išraišką už tai galbūt. Taip, ir aš, pavyzdžiui, tikrai pati daug kalbu, dėl to, kad ta reputacija ne tik elgesys yra, bet, pavyzdžiui, aš pati skaitau pranešimus, paskaitas įvairiausiams įmonėms apie tai, kaip drabužis gali būti įrankis tam, kad sustiprinti tavo profesinę reputaciją. Ir, tarkim, net iš mano grinai tos mados perspektyvos žiūrint, yra labai įdomu dėl to, kad žmonės, tarkim, rengiasi labai dažnai pagal savo nuotaiką. Na, tarkim, man yra labai gera diena šiandien, tu pabundi, gerų plaukų diena, ten, žinai, geros energijos diena, tai dar ir gražiai apsirengsiu ir tada tu esi tas, na, žinai, maksimaliai geros energetinės būsenos ir dar gerai ir apsirengi. Na, ir tu eini, ir tu švyti, ir tai tau yra automatiškai tikrai tikėtina, kad ir sėkmingesnė diena. Taip. Bet įsivaizduokime, jeigu yra jau negeroji diena, tu esi pavargęs, tu turi diena, nevaisingos dienos. Nevaisinga diena, rengiesi pilkiau. Ir tai koks rezultatas? Tu neturi motyvacijos net ir apsirengti gerai ir tada tu išeini ir tu automatiškai apnuogini savo silpnumą tą, būtent su tais dar ir neteisingais drabužiais. Tai visi mato, kad tau yra bloga diena. Ir va tas va toksai va kontrastas. Tai reiškiasi, tuos rūbus, kuriuos rengiasi savo vaisingomis dienomis, tu turi atsidėti ant atskiros pakabos, kai tau bus nevaisingos. Turėk dvi atskiras spintas. Tu eini prie vaisingos spintos ir dėdėsi tą tipo apgaudamas, kad man su manim viskas gerai. Norėčiau pasakyti, kad šita taisyklė galioja ir vyrams, tad tos vaisingos dienos nėra kriterijus, pagal kurį reikėtų rinktis. Tai dvi drabužinės. Bet iš principo nuoseklumas. Ta prasme, nuoseklumas yra vienas iš patikimumo faktorių. Kitas dalykas - visuma. Pavyzdžiui, aš atrodau vienaip,
o elgiuosi visiškai kitaip. Pavyzdžiui, nežinau, aš esu nepaprastai sąmoningo, ten, žinai, sąmoningumo filosofijos, vairuoju elektromobilį, gyvenu ten kažkaip, žinai, ekologiškos statybos name, ten valgau, žinai, kaip stomatologas su išpuvusiais dantim nori pasakyti. Ne, iš tikrųjų, taip, ta prasme, kad tavo turi būti visuma tam, kad tavo reputacija būtų teisinga. Nes jeigu tu, ta prasme, tada eini, nežinau, perki greitosios mados produkciją, užsidedi vieną kartą ir išmeti tą drabužį ir kaupi šiukšlės ir taip toliau, tai ta prasme, tai visumos nėra. Tai žodžiu, tai visuma kuria, reputacija iš principo kuria visuma ir nuoseklumą. Na, kaip įdomu. Aš dabar prisimenu, iš kur visi žinos, kad mes labai nuoširdžiai norime parekomenduoti putinų uogų sirupą, nes aš jas ryju ir ryju. Žinai, iš ko žinos? Iš nuoseklumo, nes mes tai darome dažnai ir ne tik kalbam, o realiai ragaujam. Ir tiek ir omkambučio. Ir putinų sirupą. Kažką norėjai sakyti? Taip, aš norėjau pasakyti, kad aš prisiminiau, kad kažkur tai kažkada esu išgirdus, kad, pavyzdžiui, vyras, kas tai yra vyras, ne? Vat apie tą nuoseklumą, kad, bet labai faina, kad ir moteris lygiai tą patį darytų, kad tai, ką galvoju, tą sakau. Ir ką sakau, tą darau. Be abejo. Ir šitie 3 dalykai, jeigu sutampa, vadinasi viskas. Ne, tai čia yra vyras, ne vyras vaikas, nes, dažniausiai ne vyras vaikas. Bet čia galioja visiems. Pagalvoja, pasako kitą, padaro 3. Man buvo naujiena, kad tokie tyrimai atliekami su žinomais žmonėm ir kai mane pasamdė kramtomos gumos reklamai, aš ten variau visokius Seišelius, žinokit, pavydėkit, filmuoti. Ir kadangi galėjau išplaukti debesų, tai mes tai 3 dienų ten buvom beveik 3 savaitės. Kramtomos gumos pinigus. Šeišeliai. Ir aš sužinojau, kad pavyzdžiui, kaip buvau atrinkta, kad reklamos agentūra užsakė tyrimą, kuri iš moterų dabar eterėje populiariausia. Tuo metu pirmu numeriu buvau visai ne aš, nesakysiu vardo dėl etikos, ne? Bet abu vedėja tuometinė buvo pati populiariausia, ten aš nuo jos buvau labai didelių procentų žemiau. Antra, bet ženkliai didelių procentų. Bet pagal patikimumą, sakau, kaip buvo klausimas patikimumo, kurios žodžiu tu tikėtum? Pagal patikimumą. Kaip dabar nuomonės formuotoja. Turbūt, tada dar taip nebuvo. Bet kuri yra influencerė. Bet kad pasakai žodį reputacija ir tai yra patikimumas. Tai aš laimėjau, todėl jie atsirinko. Tai man buvo naujiena, kad tai yra taip svarbu ir daromi tokie tyrimai yra. Kas yra patikimas. Tu kažką norėjai apie aktorių, kažką? Jo, vieną žmogų sutikau. Nesakysiu, kas visi žino. Visi Lietuvoje žino. Bet buvo. Mes dirbom kartu. Ir man taip įdomu buvo. Aš galvoju, tokia nepriekaištinga, žinai, tokia reputacija. Visiškai. Ir aš galvoju, tobulybė. Kas tu esi, žinai? Kada mes daug laiko praleisim dabar darbe ir aš tave akilai stebėsiu. Žinai, pavyko rasti. Aš net ir klausinėjau ir visokiausių klausimų. Ar radai įdų? Aišku. Bet pasirodo, jis toks yra. Ta prasme, toks nuoboda, toks tobulas. Taip, toks nuoboda, tikrai. Ne, bet matai, tavo kartelė yra tobulas. O gal, matai, čia kiekvieno kartelė. Ne, čia aš bet dabar tu kalbi ir aš apie tave, pagalvojau. Ta prasme, tu nenuoboda tai 100%, bet tu esi neprikaištingos reputacijos. Nebent buvo būtent, kad daugiau vaikus nesusituokus. O daugiau nukas. Taip, bet prieš man kažką tai, pavyzdžiui, net žmonės nespėja manęs paklausti sumaunamo klausimo, aš jau jiems atsakymą paduodu. Ta prasme, kai neturi tų čiūrikų, viskas. Tada yra, kaip aš dabar turėjau vieną tokį atvejį, kurio aš neturėjau nei vieną kartą gyvenime ir tai buvo košmaras mano. Aš galvojau, kad yra filmuojama slapta kamera ir tai yra laida Blogiausia diena tavo gyvenime. Dieve man. Aš labai noriu sukurti tokią laidą Blogiausia diena tavo gyvenime. Gavau tokį iškvietimą į kabinetą Stasiulytę susitikti į tokias naktis Riomerio universitete. Ir aš ateinu ir, žodžiu, tie žmonės yra visiškai laisva valia atėję, jie nėra įvaryti kažkokie ten studentai, mokiniai į tą patalpą. Taip. Bet jausmas yra, kad jie yra su šautuvu įremti ir suvaryti. Dėl to, kad jie sėdi, kad balą sumažinti. Aš noriu suprasti, susitikimas su tavimi, kaip asmenybė. Taip. Ir kas tam buvo? Ateina
didžėjus, bet tikrai didžėjus, nekalbintojas, daugiau didžėjus. Pirmas klausimas iš žmonių yra toksai, kad, tipo, žinai, ar Laurynas yra kaltas? Kas? Kas yra Laurynas? Aš taip irgi paklausiau, kas? Rimtai? Sigal, jo, žodžiu. Ar kaltas? Ir aš tada sakau, O faina, kad čia esminis klausimas. Ir ką tu? mes pradėsim nuo šito, sakau, kaip įdomu tikrai. Ir sakau, bet jeigu jūs ten iš šonų sėdėt, nes yra 4 blokai tokie, ir suprantate, 2 blokai yra tiesiai, va taip, kaip aš galiu kalbėtis, ne? Kiti blokai yra taip, kad aš nebejaučiu šitų žmonių jau tenais. Ir jų yra labai nedaug. Ir aš sakau, o čia dar yra vietos. Sakau, gal patogiau būtų sueiti į tą. Jie sėdi. Aš sakau, bet aš dabar sakau, žinai, bet tai nėra, kad 5 žmonės ar 15. Yra visi. Ir jie va taip. Aš sakau, tave užjaučiu, aš taip sėdžiu ir aš galvoju, kažkaip vyksta, ir taip. Tu pagalvoji. Ta mergina, kuri pakvietė mane ir kuri visą mano pokalbį, ten va taip sėdėjo ir taip. Žinai, o šita visa energetika yra šakės. Jie visi sėdi su energetiniais gėrimais ir taip. Ir be energijos, su energetiniais gėrimais. Dar nesuveikia, matai. Tada aš kai sakau, gal jūs norite, sakau, jeigu jūs girdit mane, ką aš sakau, jūs tiesiog duokit man ženklą, kažkaip palinksėkit kažką. Eik tu savo. Aš sakau, wow, sakau, aš nežinau, sakau, tikrai mane turbūt filmuoja čia kažkas, žinai. Aš sakau, bet čia taip ir tada gali būt. Paklausė manęs klausimo, žinai, dar vieno. Kokie yra 3 ten, kažkas ten, 3 kažkokie. Kitas klausimas yra, 5 sėkmės ten kažkokie. Lemba, sakau, jūs kaip žurnalo, žinai, tie tokie, tipo, pradedam nuo Lauryno, žinai, sakau, atleiskit, aš tikrai neturėjau svarbesnių gyvenime įvykių ir aš, atleiskit, neturėjau išsianalizuoti laiko šitos dramos, kurį dabar tiesiog vyksta. Nepalaikai jau nei vienos pusės. Ne, nesvarbu, tiesiog iš esmės nelabai išsianalizavau, dėl to neturiu savo nuomonės. Kadangi žinios rodė Lietuvoje, tai buvo nacionalinės reikšmės klausimas. Kadangi žinių nežiūriu. Bet šiaip nacionalinės ir aš reikšmės tokia, žinai, klausimas. seniena tenai sėdinti, tokia jaučiuosi seniena. Tada ten pasirodo sėdi po kažkokio laiko išlenda klausimas iš dėstytojo, kuris yra dėstytojas tam grupuotė. Irgi taip sėdė. Jo, ir jis sėdėjo su savo ten kažkokia moterim sėdėjo ir manęs klausė, ar tu norėtum dėstyti čia nais? Trokšti? Sakau, ne. Kodėl? Sakau, todėl, kad aš norėčiau bendrauti su labiau motyvuoti. Sąmoningai žmonėm, kurie žino, ką jie nori siekti. Ko čia tie? Nes dabar čia nais, sakau, jūs, man yra jausmas, iš karto, sakau, dalinuosi, nes aš tiesiog nenoriu atsakinėti į šitos klausimus, va šitos dabar, kur man užduoda, dėl to, kad aš net nenoriu jums pasakoti nieko. Sakau, aš nenoriu pasakoti nieko. Ir aš taip jaučiuosi. Ir sakau, aš dabar turiu variantą atsistoti ir išeiti. Tiesiog atsistoti ir išeiti. Eikit jūs pelniu. Taip, bet taip ir sakėjai iš tikrųjų. Taip. Bet sakau, aš atsistojau, išėjau, sakau, aš dabar šiaip galėčiau išeiti. Pagal visą šitą energiją, kas čia vyks, aš galėjau išeiti. Ir aš einu link durų. Ir sakau, bet aš lieku, dėl to, kad man šiaip smalsu, kas čia vyksta. Bet ir kai tu atsistoji, bet šiaip, ta prasme, man įdomu, Jie visą tai baigė. Niekas nepasikeitė. Jie iš vis ir nejuda tas tie veidai. Ir nejuda. Wow. Ir nejuda. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie tokį dalyką, kaip teisingai svajoti, kaip yra faina manifestuoti dalykus ir kaip gali tau pasisekti, nes užėjo ten apie dalykus, apie šitą temą. Sakau, iš viso pakelkite rankas, kam iš vis aktualu. Niekas nekelia rankų. Bet šiaip manifestavimas yra jaunosios. Aš čia buvo per mokymo įstaigą. Riomerio. Linkėjimai kolegoms. Linkėjimai kolegoms. Bet aš tikrai negalėjau suprasti, kas darosi. Ir aš tikrai, aš buvau Tai kalbant apie reputaciją, tai dabar Riomeriui gera labai reputacija. Tikrai, sakau. Ne, bet aš galvoju, gerai, gal aš čia su kito amžiaus kategorija, nes, pavyzdžiui, mūsų operatorius irgi kažkas iš panašaus žmonių, tipo, kuris žiūri. Ir va, jeigu aš su juo nebūčiau pasikalbėjus, aš galvočiau, kad jis yra iš Riomerio, žinai. Nes jisai toksai, tipo, žinai, tipo, žiūri ir tipo... Ai, Jezu, darykit, ką jūs norite, tu kalbėk, kad tu nori. Nežinau, tiesiog. Bet aš su juo jau pasikalbėjau ir aš suprantu, kad jisai kalba, jisai turi emocijas, turi tą. Bet ten buvo žmonės, kurie tiesiog, va taip. Tomui tiesiog patinka vyresnės moteris, nes jis man sakė labai daug patarimų gerų ir komplimentų.
Tai atsiprašau, su savo istorija užsiplėčiau su savo šitą istoriją, bet norėjau pasidalinti, kas sugadino mano reputaciją. Ne, bet dirbam su auditorija, aš manau, kad mes visos trys dirbam su auditorija ir gyva auditorija ir yra tokių kuriozinių situacijų, tikrai, turbūt mes visos trys esam patyrusios, aš esu irgi vieną kartą dėsčiusi, atėjusi dėstyti, kviestinės paskaitos ir žodžiu, kalbu ir girdžiu tokį pašalinį garsą, kuris nuolatos yra, toks atsikartojantis. Ir tai buvo irgi aukštojo mokslo įstaiga, žodžiu, studentai sėdėjo. Ir aš galvoju, kas tai per garsas? Ir ta prasme, tada aš galvoju, nes tai taip ilgai truko, kad aš jau galvoju, ne, čia kažkas jau visgi nebe taip. Ir aš tada tiesiog nutylu pati. Ir tas garsas toliau tęsis ir tada aš tiesiog taip akylai stengiuosi taip eiti per visą, kol aš pamatau taip antroji pusėje tos auditorijos mergina, kuri jos netrikdo tai, kad jau lektorė nustojo kalbėti, ji ir toliau dildosi nagus. Ir aš sakau, atsiprašau, dėl manikiūro situacijos. Aš jums netrukdau. Gal galit apleisti patalpas? Rimtai? Ne, tai žinoma. Ta prasme, taip pat. Pasiginčikim. Tai tavo problema, kad tau verzina jos manikiūras. Gal jį geriau... Rimtai, gal jį geriau įsidėmi, kai kažkokius smulkius darbus daro. Bet ji ne viena yra, jeigu tai būtų jos asmeninė paskaita. Ir niekam kitam, jeigu tai būtų mūsų individuali praktika ir ji teiktų, kad jos yra įsiminimo aplinkybės tokios geresnės. Aš, pavyzdžiui, irgi turiu savo tam tikrų momentų. Aš negaliu negestikuliuoti. Man, pavyzdžiui, suriška rankas ir liepk paskaityti pranešimą, aš judėsiu. Čia galvas suksiplautų. Pavyzdžiui, mane yra samdžiusi įmonė, kuri, žodžiu, gamina slankiojančias durų sistemas. Nes visi, pažiūrėk, aš pasakau, kad aš skaitau pranešimus įmonėms, jie galvoja, kad toms, kurios susijusios su mada. Taip, nebūtinai. Tai, ta prasme, tai absoliučiai ne. Tai, ta prasme, tai pavyzdžiui, įmonė gamina slankiojančias sistemas. Ir aš ateinu ir žiūriu tą salę ir vieni vyrai. Bet aš nebuvau perspėta dėl to. Ta prasme, aš galvoju, aha, okei. Ir tada sakau, turiu iš karto klausimą. Kiek turite kostiumų? Ir, žodžiu, toksai aktyvesnis žmogus iš pirmos eilės kelia ranką. Sakau, ne, tai nekelkite rankų, sakau, sakykite iš karto. Sako, 2. Ir aš sakau, tai kasdienį ir šventinį? Ne, švarų ir nešvarų. Nu taip, keičia tiesiog. Ir būtų, kol vienas valyklai, kitų puošiasi. Ne? Švarų. Bet žiūrėk, vis tiek tu su vyrais, ar nesvarbu su kokia? Bet ir buvo. Nu, buvo biški juokinga. Tipo buvo kaip juokinga. Nu, bajaristė. O kiek reikia turėti? Tavo reputacija kaip komikės sugadinta visiškai. Ta prasme, O kiek reikia turėti kostiumų vyrui? Tikrai turėti šventinį, nes yra labai liūdna stebėti, kai yra rimtos kažkokios tai progos, pavyzdžiui, renginiai, kurie yra fotografuojami ir vėliau eina nuotraukos į spaudą ir kur akivaizdu, kad žmogus atėjo ne tik iš darbo, bet dar ir snūstelėjo po darbo namuose ant sofutės. Keičiasi tie visi mados tų kostiumų, tai čia jie kiekvienus metus turi nusipirkti naujus. Ne, klasikinis kostiumas tikrai taip nesikeičia. Nesikeičia, ne? Visą laiką yra klasikinis. Taip, bet Lietuvoje vyrai dažnai perka kostiumą, kaip aš sakau, ant išaugimo, kad visoms gyvenimo progoms ir pačiai paskutiniai gyvenimo progai irgi. Tai ne, iš tikrųjų. Tai, pavyzdžiui, visą laiką, jeigu aš dirbu su klientais, tarkim, jaunikis, jo pagrindinis būna kriterijus. Ar aš galėsiu, žodžiu, tą kostiumą po to sunešioti visą likusį gyvenimą, maždaug eiti į darbą? Nereikėtų eiti su vestuviniu kostiumu į darbą, kaip ir su vestuvinė suknelė į darbą nereikėtų eiti po to. Tai ta prasme, tai čia tokių, Žinai, kur aš mačiau daugiausia žmonių paskutinį kartą savo gyvenime, daugiausia vyrų išsitraukusių tą savo gyvenimo kostiumą, kur net paskutiniai šventėjai tiks. Na taip. Kai buvo atvažiavę argentiniečiai, tangomanai, su kuriais tu šokai buvo atvažiavę ir koncertavo, nebeatsimenu, kaip vadinosi tas jų teatras. Tai salėje buvo tiek daug vyrų su šarvojimo rūbeliais, rimtai, kurie taip retai išeina į kažkokias tai šventes, bet čia buvo, prasme, komplimentas tam projektui. Čia dabar yra stumykla. Ne, bet plak, bet dabar žiūrėkit, nebereikia man tų vyrų, čia klausimas, norėjau pasakyti, kad jie taip myli savo moteris, kad net ėjo žiūrėti tą. Bet mes klausom, kiek reikia kostiumų turėti. Esmė yra tame, šitam raustinime nuolatiniam. Jos abi dabar reputaciją prarado, dabar aš vieną dar laikausi.
pasakysiu, bet jau tuo jaučiu, kad irgi prarasiu pasakius kokią nors nesąmonę. Ką aš galėčiau pasiūlyti variantą, ką man padaryti, kad aš, pavyzdžiui, susigadinčiau savo reputaciją? Aha, man tai tu niekaip nesusigadintum reputacijos. Ne, niekaip. Nu, matai, menininkas daugiau dar savo gali leisti. Nes tipo, viskas, ką daryčiau, pavyzdžiui, bažnyčioje eičiau, pakakočiau, tai čia būtų performantas. Tu juokauji, nu, ta prasme... Ne, nu, aš dabar mačiau tiesiog vieną žiūrėjau serialą ir dėl to prisiminiau šitą pakakojimą bažnyčiai, dėl to, kad ten buvo viena tokia scena. Tai tik tai dėl to man išmetė su... Ne, nu, susigadintum reputaciją, jeigu tu po to sakytum, kad šiku ir noriu. Noriu ir šiku, atsiprašau, atvirkščiai. Nu, atsiprašau, nu, ta prasme, nu, bažnyčiai, tu tai pasakai tokį pavyzdį. Tu taip nepadarytum, nu, ką tu be padarytum, mes galėtumėm nebent galvoti, kodėl. Bet jūs viską pateisintumėt, ką aš be padaryčiau, ar ne? Ne, aš būčiau sunerimus rimtai tada. Bet jau nebenorėtumėt, kad aš filmuočiau su jumis daugiau niekada. Bet sutikite, menininkė ir dar Inetas tokiu humoro jausmu realiai galėtų padaryti bet ką. O pavyzdžiui, advokatė šokanti nuoga ant baro, jau yra reputacijai blogai. Žiūrint, kas jos klientai, žinai, jeigu irgi tie, kurie bare sėdėjo. Nukentėjusios prostitutės gal. Ne, tai gal ne žmogus palaiko savo terpę. Nu, ta prasme. Palaiko savo terpę. Nu, kaip susijungė su klientūra. Vieniems žmonėms yra net posakis toksai, žinai, kad kaip nuo žąsies, žinai, nuplaukia visos istorijos. Yra tokių žmonių, kuriems yra kažkodėl tai nedovanojama niekada. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai pati labai dažnai susimastau, žinai, kodėl vienam žmogui yra atleidžiama, tarkim, lipa ant to grėbio. Žinai, dėl to, kad jis nuoseklus. Nuoseklus, tikrai. Daro tą patį. Ne, bet tikrai yra tokių žmonių. Ir mados pasaulyje yra, kaip sakant, keletas arba vienas asmenybė. Na, kurio, nu, tikrai, peržengiamas yra ribos, tarkim, yra kažkokios tai visuotinės vis tiek normos, yra kažkokios jautrios visuomeniai temos. Taip. Na, tarkim, pavyzdžiui, pažiūrėkime, jeigu pasaulio globaliai, tarkim, mastu, mes gyvenam nepaprastai jautriam periode, kuriame visi žmonės yra labai jautrūs, jie visi labai pažeidžiami ir ta prasme, ir visos įmonės, tarkim, nepriklausomai mados sektoriaus ar bet kokio kito sektoriaus, nepaprastai, atsargiai renkasi viską, komunikaciją, produkciją ir taip toliau, nedaug gyveni niekieno neįžeisti. Kad nieko neįžeisti, kad kažką netaip nepasakyti. Arba poziciją pasirinkti. Prasidėjo, tarkim, karas Ukrainoje. Iš visų buvo tikimasi, tarkim, atsitraukti iš Rusijos rinkos ir taip toliau. Na, čia kaip pavyzdys. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu nesilgi taip, kaip iš tavęs tikisi visuomenė, tavęs gali net nebepirkti tavo produkcijos, boikotuoti tavo produkciją, tavo paslaugas ir taip toliau. Ir man atrodo, kad mes Lietuvoje dar labai atsiliekam, nes mes labai daug dalykų, na taip žinai, ta prasme, mes esam dar tokie lankstesni gerokai, pasaulis yra žymiai jautresnis. Ir yra, tarkim, tokių mados namų, nežinau, turbūt ir jūs girdėjote, nes neįmanoma buvo negirdėti apie, tarkim, Balenciago skandalą, kuriame išėjo reklaminė kampanija, ta prasme, kur tikrai buvo sužaista vaikai, buvo modeliai ir panaudota simbolika, kuri komunikuoja, ta prasme, tokį aštrų seksą, net nežinau, smurtinius inkliuzus ir taip toliau, fetišų grįstus dalykus ir taip toliau. Ir vaikai? Ir vaikai buvo modeliai ir jie turėjo, tarkim, rankose žaisliukus, kurie ten buvo, žodžiu, odiniais visokiais ten... Bizūnėlis buvo visų švelniausia. Ir taip toliau. Atributika įvairiausia. Tai jie susigadino savo reputaciją? Susigadino reputaciją taip, kad tai tiesiogiai, iš principo yra griūtis prekinė ženklai, tai tęsiasi jau 2 metus. Ir tokių pavyzdžių yra daugybė. Yra, pavyzdžiui, Dolce & Gabbana irgi pavyzdys, kai buvo jie Kinijos rinkai padarė reklamą, kurioje azijietė moteris akivaizdžiai yra išpuošta visa Dolce & Gabbanos drabužiais ir taip toliau. Ir ji pagaliukais bando valgyti itališkos virtuvės patiekalus, kurie yra hiperbolizuotai dideli. Tarkim, desertas, bet jis milžiniškas tokio dydžio. Ir tai aišku negali jo paimti tais pagaliukais ir jinai vargsta ten prie to. Ojej, maždaug. Na ir kas atsitiko, tai jie buvo net areštuoti Kinijos valstybės, valstybiniam lygmenį, diplomatinis skandalas, įžeista tauta. Kinijos rinka yra viena pagrindinių mados pasaulio rinkų ir jie, ta prasme, netgi degino kaip tauta tuos gaminius. Tai reputacija gali būti piniginė išraiška. Ir yra. Ir čia visiškai, aš pasakoju apie mados pasaulį, nes pati dirbu mados industrijoje, bet ta prasme, bet tai galioja apie absoliučiai bet kokiai, ta prasme, sričiai. O lietuviai dažnai daugam unikalūs. Tai aš pagalvojau, o kaip mes esam atlaidus ar ne, reiškia reputacijos susigadinusiam žmogui. Kada atleidžiam, aš dabar tokį man pavyzdys toks iššovė, irgi tiek metų kalbindama įvairias asmenybės, atsimenu, kokią aš turėjau asmeninę nuostatą prieš Oksaną Pikul.
Ko jinai užkliuvo? Dėl reputacijos. O ką jinai blogo padarė? Nu, va tai, kad tu reiškia, aš netyčia sužinojau ir net mačiau fotografiją su nuoga Dziundzite prie seno kilimo su briedžiais, ne? Ir tokie laikai buvo, kilimai. Bet aš jums tik ir teisinuosi. Tokie kilimai buvo. Nebuvo geresnio kilimo, tik tame problema. Ir po to ten tas policijos iškvietimas ir toliau. Bet po to ateina jo žmogus į laidą, kalba protingai, argumentuotai, gražia, taisyklinga kalba, pasiekė, turi savo prekinį ženklą, bet laiko reputacijai pradiniai pakeisti jau dabar visai kitą. Mano atsakymas būtų reikėjo, bet ar galutinai pavyksta atstatyti reputaciją visuomenės akise, kaip tu manai? Vis tiek visi prisimena tą faktą. Ir ta prasme, aš tai galvoju, kad tai nėra, kad žmogus yra nurašytas visam gyvenimui. Bet tai, kad tai prisimena ir, pažiūrėjau, mes lyginam. Va, dabar maždaug sklandžiai kalba gražiai. Tai va, aš ir galvoju, ar įmanoma. Ir maždaug kaip keista. Po to, kaip pati pasakoji, kad maždaug, kad nustebai. Dėl to, kad tau jau susidarė tas įspūdis. Taip, aš tik žmogus ir taip įsivaizduok visa tauta. Taip. Ir va tada irgi, va, kaip reaguoja, aš tokį patį stebėjau tą istoriją ir man buvo labai įdomu yra ta pozicija tiesiog viešai nereaguoti, tiesiog nereaguoti ir gyventi gyvenimą savo ir maždaug kreidis. Gal tai yra išeitis? Ne, tai aš irgi, suprantu, neslėpsiu, tai atėjo tik su metais, ta prasme, aš visiškai nebesprendžiu ir nevertinu žmogaus iš kažkokių detalių. Nei patinka, nei nepatinka, ta prasme, jį daro savo kažkokią tai veiklą. Apie Pikulį, jeigu dabar va čia vis tiek mes turime savo laidą ir galim kalbėti, ką norim. Tai nieko geriau plaukų sferoje nebuvau atradus, kaip pas Pikul įsigytus kaukę ir tokį purškalą stebuklingą. O jie tau, dabar kiek čia buvo sekundžių, nežinosiu, kokio dydžio sąskaitą Pikulį išrašyti. Tai tikrai. Rimtai. Čia už tai, kad biški pavarėjant jos. Tugi klausai, ką tu tokio turėtum padaryti, kad tavo reputacija pakenktų. Sugalvojai? Aha, sugalvojau. Bet labai rimtas bus atsakymas. Jeigu tu kažkaip labai neteisingai pasielgtum su vaikais, su dukrom. Nes, ta prasme, šiaip, tu tokia nuoširdi, kad ką tu be padarytum, mes suvalgytumėm. Bet jeigu tu, aš taip galvoju, visuomenė sužinotų, nežinau net pavyzdžių. Į vaikų namus jeigu tai? Ne. Tarkim, ten paaiškėtų, kad ten visiška nepriežiūra, tarkim, kažkoks toks dalykas paaiškėtų, tai manau, kad jautriai visuomenė sureaguotų. Būtų surprizas, jo toks. Tavo reputacijai būtų taip ne kažką. Bet aš ir pati sureaguoju, žiūrėk, iš karto, dėl to, kad kai tik tai prasideda kokia nors labai tokia man nerimą kelianti potėmė, aš iš karto įimu bučia. O kas tau šitoj temai? Tiesiog kažkoks būtų. Kažkas kaip nefainai, ne? Ir aš iš karto. Tai žiūrėkit, viskas yra su mano vaikais gerai. Tai aišku. Aš tiesiog tu paklausai ir aš labai sukau galvą. Galvodama apie tai, apie savo reputaciją, kaip reputaciją, nors niekada kažkaip nesusimastau, aš tiesiog gyvenu natūraliai, kaip man einasi, seku savo tokiais įsitikinimais, kas teisinga, kas neteisinga, ko noriu, ko nenoriu, kartais būnu tokia nachališka ir tokia šauntiesiai. Kitaip tariant, kas aš esu, tas ir yra ta mano reputacija. Taip, bet pavyzdžiui, viena mano klasiokė, su kuria mes, pavyzdžiui, buvom nesimačiusios 25 metus ir visai nesiniai susitikom ir mes kalbėjom ir jinai sako, žinai, aš tave seku Instagrame ir sako, man fainiausias dalykas yra tai, kad kai aš žiūriu, pavyzdžiui, kažkas atsitinka, kažkoks įvykis, karantinas, skiepai, inetos nieko nėra, karas, nėra pasineta nieko, ten miršta kažkas, nieko nėra. Ir dabar aš galvoju, ir tada mes su juo apie tai kalbėjom, ir aš galvoju, kol jinai man nepasakė, aš niekaip nesupratau, man net minties apie tai, bet aš tada supratau, kodėl aš to nedarau, kodėl aš nereaguoju per lemputės, neparodau kažkokios savo pozicijos, kažkokio iškeliu, nors aš turiu įtaką ir, sakykime, galiu ten, sakykime, kažką tai palaikyti, kažką tai numenkinti, bet būtent dėl tos priežasties, kad yra daugybė žmonių ir daugybė nuomonių ir visi turi savo nuomonės ir jie turi teisę turėti lygiai taip pat kaip aš. Jeigu aš esu viešas žmogus, turiu daug sekėjų ir žinau, kad šitoj košį, kuri dabar šiuo metu yra labai karšta ir verda, aš pradėsiu įdėdinėti savo kažkokią konkrečią kategorišką nuomonę
nes mano nuomonė tai bus vienokia. Nes kai yra karšta situacija, yra daugybė tų nuomonių. Arba viena, arba kita. Ir jeigu aš dedu savo, vadinasi, aš pritraukiu sąmoningai įdėdama kažkokią pareiškdama savo nuomonę, pritraukiu daugybę šitų, kurie palaiko ir daugybę tų, kurie nepalaiko. Ar aš savo gyvenimo etapuose turiu laiko srėbti, skaityti, ar aš turiu noro užvirti pas save košę, kuri ir taip gyvenime dar dažnai. Aš neskiriu šitam energijos dėl to, kad man tas niekaip neįkvėpia manęs. O jeigu tai būtų tau labai rūpimas klausimas? Bet, pavyzdžiui, aš jaučiu kartais pareigą pasisakyti, jeigu aš, tarkim, galvoju, kad yra kažkono tai žalingas, tarkim, poelgis, kuris žmonės, kurie yra žinomi, kurie turi didelę auditoriją. Ir jeigu jų kažkokie poelgiai yra, iš kur iškreipiantys, pavyzdžiui, nuomonę viešąją kažkokiu tai klausimu. Ir jeigu aš manau, kad jinai yra nepaprastai klaidinga ir bet to pavyzdys, aš, pavyzdžiui, tai rimtai dabar nepagavau apie ką tu. Kada tu pasisakytum? Paskutinį kartą gal kažką prisimeni, kažkoks, kur tave užkabino, kažkokia situacija, kur tu, pavyzdžiui, norėjai pasisakyti. Aš ir pasisakiau, aš to neneigiau, aš iš tikrųjų kalbu dažniausiai savo srities diapazone, ypatingai dėl to, kad aš galvoju, kad jeigu aš tyliu, reiškia, aš palaikau. O ką tai ta prasme, turiu minėti tą nedėsėjom ką. Tarkim, vienas garsus Lietuvos mados kūrėjas tikrai diskutuotinai elgėsi karo Ukrainoje akivaizdoje. Ir tai sukėlė didžiulę reakciją visuomenės. Bet čia ir taip aišku, kad elgėsi jisai kažkaip... Ne, tai taip, bet ta prasme, bet tada ką tai reiškia? Aš manau, kad mūsų šiuolaikinėme pasaulyje, šiuolaikinėje visuomenėje nebėra tik tai gražus daiktai, graži suknelė. Suknelė yra, jeigu tu dėvi suknelę, tu esi tos suknelės kūrėjo ambasadorius iš principo. Taip. Tai jeigu mano vertybės nesutampa su dizainerio vertybėm, tai man nelabai svarbu, ar suknelė yra graži ar negraži. Dėl to, kad ta prasme, nes kiekvienas žmogus, kuris renkasi kažką, tai jisai ambasadoriauja iš principo tam dalykui. Taip. Tu juokauji, čia dėl to, kad tavo profesija tokia. Čia analitikė, dėl to, kad aš analitikė. Dėl to, kad jinai analitikė, jai dėl to reikia analizuoti, reikia atstovėti savo kažkokią poziciją. Man tai skuduriuks gražus. Profesiją analizuoti. Kodėl? Pažiūrėjau, yra žmonių, kurie atsisakė tam tikros, nežinau, restoranų, pavyzdžiui, tinklo, nebesilanko jame ir nebevalgo, dėl to, kad žino, kad savininkai, tarkim, jų pozicija tuo pačiu klausimu yra irgi kvestionuotina. Tai aš irgi neinu, pavyzdžiui, ten, kur, pavyzdžiui, man netinka arba kažkokia yra pozicija. Tai irgi sakytum, tik maistas, kodėl jo nevalgyti? Tai ne, dėl to, kad tau nesutampa vertybiškai. Prisiminiau vieną atvejį. Aš nuvažiavau, žodžiu, mano dukros, kai aš dirbau, abi sėdo į taksi iš namų ir nuvažiavo į vieną vietą nusipirkti spurgyčių išsinešimui. Galvoju, gal pavalgys tenais, gal ne. Ir ta diena buvo pati pirmoji, kai įvedė galimybių pasą. Ir jos iš namų su taksiuku važiuoja į tų spurgyčių. Nuvažiuoja. Dėl tavo reputacijos pabrėšiu, kad tavo vyriausioji jau yra pilnametė. Ir ji gali važiuoti taksi. Tai jau jos reputacijos. Ir tenais pasako, kad negalite įeiti į kavinę, nes jeigu neturite galimybių paso. Sako, tada gal galima išsinešimui. Negalima. Nes neturit galimybių paso. Čia pirma diena buvo, kai įvedė tik tai. Tu juokauji. Taip. Tai va tada jos grįžta atgal, įsikvietusios atgal taksą. Ir tada man skambina ir sako, mes negavom tų spurgyčių, žinai, blemučkai. Man taip sukilo už tos vaikus, ta prasme, kad, tai yra Dieve, taigi tai yra panelės, tokios viena mažytė, kita irgi. Ir aš tada įdėjau story, kad, tai yra fantastika, žinai, ta prasme, wow. Tu išreiškai poziciją? Aš išreiškiu, per story tą poziciją išreiškiu. Ir kas tada prasidėjo? O viešpatie, tikrai, kokie bepročiai, kokie Žėzau, mano visas šitas žinutės pasipildo tokiais palaikymo šūdais, atsiprašau. Tie pasipiktinimo, aš tiek įkvepiu žmonės piktintis, supranti, aš gaunu tipo palaikymą, bet aš įkvepiu juos piktintis. Ir tai yra ta priežastis, dėl ko aš nereiškiu tose aštriose pozicijose kažkokio santykio, dėl to, kad man nereikia šito palaikymo. Suprantat, man nereikia šito palaikymo, tokio negatyvaus, tokio palaikymo, kad dabar piktinkimės tikrai visi, žinai. Man tas yra nefaina.
dar ten išklausyti, o man ten buvo, kad... Ne, bet galima ne tik piktintis, galima girti irgi, pavyzdžiui, tai sakyti pozityvius dalykus, na, tarkim, didžiuotis. Pagyros yra daugiausia užimanti, ta prasme, medžiaga. Aš taip skaitai galvoju, pagyros, padėkojimai, va čia yra piktintis vardan piktinimuose, tai tikrai yra labai įdinga ir, sakyčiau, pertekliniai dažna Lietuvoje. Aš pažadinu tos žmonės, kurie gauna terpę, pas mane žinutėse, turinį mano ten tą užimti, tiesiog žinučių. Nes aš atsakau kiekvienam. Marija, kadangi pagalvojau, kad čia, tu iš tikrųjų inspiravai šitą temą ir tu papasakojai tai, ko nebuvo visiškai mano šeimoje, aš nesu girdėjus, tokio, kad čia saugo reputaciją, o tu taip užauginta ir akivaizdu, kad turi apie tai nuomonę. O kuo rizikuoja žmogus, kuriam tiesiai šviesiai sakau, nusispjaut ant reputacijos? Tai turbūt niekuo. Būti selu? Ne, bet iš tikrųjų, jeigu tau pačiam nerūpi... Aš nemanau, kad selu yra nusispjauti apie jo reputaciją. Nemanai? Ne. Aš manau, kad tiesiog vienintelis kriterijus jis nori būti tiesiog kietas. Aš manau, kad tai yra net kietumo norėjimas, o tai yra tiesiog žmogus pašėlęs. Jisai pašėlęs ir jam taip išeina. Nuoširdžiai toks yra. Ir jam taip išeina, bet kad jisai, netikiu, kad jisai nesiparina, kad jisai nepergyvena. Aš manau, kad jisai visą tą turi. Tik tai tiek, kad mes jį pažįstam tiek, kiek jisai sugeba mus atfutbolinti ir jisai tą daro profesionaliai. Žinai, mes niekada neįlysim į galvą žmonėm ir aš tikrai neįsivaizduoju, ką galvoja konkretus žmogus ir ta prasme, tiesą sakant, man gal net taip labai rūpi, mano pačios asmeninės akyse jau turbūt nebežinau, kuom reikėtų užsimti kokią pasaulinę labdarą, kad ta reputacija asmens pasitaisytų. Rimtai, tu taip blogai ir čia taip stumi. Aš apie Selą ir Šustauską man nei vieno blogo žodžio, kad nebūtų. Čia man yra šagės. Tikrai. Bet ką aš turėjau pasakyti? Aš turiu, ką noriu ginti. Į tavo žodžiu klausimą. Kuo rizikuoja? Man atrodo, kad rizikuoja reputacijos tema žmogus tik tas, kuriam reputacija yra vertybė. Iš principo. Ta prasme, dėl to, kad jeigu tau absoliučiai nerūpi, tai tu nieko nerizikuoji. Ir tu gali daryti, ką nori, ir nieko. Ir tau, žinai, kaip sakant, bus tos kažkokios tai epizodinės situacijos praeis ir viskas iš principo, viskas vis tiek susiveda į tave patį. Ar tau tai yra vertybė ar ne? O vertybė yra reputacija iš vis kaip toks dalykas. Tai čia svarbu profesiniai labiau srity, ar reputacija nesirūpina vidinės kultūros neturintis žmogus? Ne, čia... Pavariau. Man dabar žaidėjai sako, wow, tu what is happening? Žinai, kažkaip vyksta. Savokos, kurių nepažįstu. Bet man įdomu pasidarė. Bet čia, žinai, čia yra sudėtinga kompanija. Atrodo tik 10 metų skirtumas, bet pavariai idėjai. Norėčiau pasakyti, kad mažiau. O čia, klausykit, yra, kaip sakant, amžiaus laipteliais. Dabar esam susėdusios visos trys. Nebeužglostysi tu čia manęs. Ne, rimtai. Viskas. Reputacija arba vertybė, arba ne. Gerai, o aš galvoju, vertybė, reputacija yra visiškai, ta prasme, išgalvotas dalykas. Tipo, reputacija ir sako, tau žinai, ką sakė vaikystėje apie tavo reputaciją? Sakė, kad tiesiog nepridaryk mums gėdos. Supranti, būk gera mergaitė ir nepridaryk mums gėdos. Dėl to tau yra dabar... Blogo tame nėra, žinau. Nieko blogo, bet man taip nesakė, bet aš kažkaip tos gėdos ir nepridariau. Aš buvau pašėlusi, bet ne dėl to, kad, jiems, žinai, aš dabar pagalvojau, o mes nepakenkėm savo. Aš dėl to, kad, ką aš iš savo pusės rezumuojant noriu užbaigti šitą temą. Gerai, visos, padarom šį kartą padoriai. Aš šitą susitikimą baigsim reziumė. Gerai, aš rezumuojant noriu pasakyti vieną dalyką, kad man atrodo, kad reputacija yra visiškai paprastas dalykas, ne? Tau sakyta, reputacija yra svarbu, kad mums kaip tėveliams nepridarytum gėdos. Ne, bet žinai, čia yra apie mane pokalba, ne tik apie tėvelius. Čia taip, aš galime mes kiekviena už save rezimuosim, jeigu galima. Gal aš galiu rezimuoti, traukiant ir tavo vardą pavardę, žinai. Ar aš čia jau gadinu tavo reputaciją? Ar tavo tėvelių reputaciją? Jaučiu, kad kėsiniesi. Ne, aš turiu manyti, kad jeigu tu gyveni iš dūšios, nuoširdžiai, nieko nesistengdamas pagražinti save ar kažkaip tai pamenkinti, tai tada tavo reputacija yra kažkokia nepriekaištinga, tiesiog jinai yra toks žmogus, koks tu esi, neišsidirbinėjai ir neišsitaškai. O
O jeigu gyveni ir nori būti geresniu už save, tada ir prisidarai visokių nesąmonių. Viskas viso gero. Už tai, Mano reputacija dabar jo, tau reikia bėgti, žinau, kaip gerai, kad net išėjo, nes aš, Marija, turiu dar vieną siurprizą paslaptį, bet turiu tik 2 dėžutės, tai maniau, kad reikės jums abiems atiduoti, bet dabar liks ir man. Parodyk greičiau. Žinai, kas yra Kolonvel? Sveiko žarnyno programa. Taip, sveiko žarnyno programa, tai yra lietuviškas produktas iš natūralių medžiagų, labai gerai lieknėjimui, iš vis žarnynui labai gerai, taip, ir suteikia sotumo jausmą. Svarbiausia, kad gausi pakuoti. Jo, iš tikrųjų, pirmas įspūdis mano buvo, kad čia tik tom, kas nori lieknėti, bet nepaslaptis ir aš visai neatsisakyčiau šiek tiek sulieknėti. Tai ačiū Kolonvel. Ai, tuo pačiu, kad jau dėkoju, noriu padėkoti ir Brasa salonui, tau čia jauku? Visada. Man irgi čia labai jauku, tai ačiū, kad mūsų įsileidžia ir labai ačiū Verkių gėlių turgui, nes mums vėl atsiuntė gėlių. Pasidovanojame kitai. Aišku, pasidovanojam bučiniais. Tu jeigu skrisi į savo Italiją, tai gero tau skrydžio ir grįž, svarbiausia, aš pasiėmiau visas dovanas. Grįž greitai.